Sveiki visi! Ar kada susimąstėte, kodėl anglų kalba kartais atrodo, tiesiog nelogiška? Šiandien nersime į vieną didžiausios jos paslapčių – netaisyklingąją daugiskaitą. Bet patikėkite, tai nebus kokia nors nuobodi gramatikos pamoka. Tikrai ne. Tai bus tikras detektyvinis tyrimas. Gerai, pradėkime nuo paprasto klausimo apšilimui. Jeigu viena yra gaus, kaip tada bus dvi? Suteikime savo sekundėlę pagalvoti. Atsakymas į šį klausimą atvers duris į visą šios dienos temą. Taip, teisingai. Gys. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad taisyklė aiški. Bet, jei tą pačią logiką pritaikytume žodžiui mūs, kas gautosi? Mys? Na, žinoma, kad ne. Ir štai, būtent čia ir prasideda mūsų tyrimas. Kodėl anglų kalba taip elgiasi? Gerai, kibkime į darbą. Mūsų pagrindinis įkalčių šaltinis – tai autentiška gramatikos medžiaga, kuri buvo parengta besimokantiems anglų kalbos čia Lietuvoje. Taigi, mes būsime tarsi gramatikos detektyvai, ieškontis logikos ten, kur regis jos visai nėra. Pirmas skyrius. Pavadinkime jį pats chaosas. Pabandykime įsivaizduoti šias netaisyklingas formas ne kaip klaidas, o kaip lingvistinę nusikaltimo vietą, kurią mes tuoj pat ir išnarpliosime. Visi puikiai žinome tą pagrindinę taisyklę. Car virsta cars, o box boxes. Viskas paprastai ir aišku. Bet šiandien mūsų nedomina tie, kurie klausniai paklūsta taisyklėms. Mūsų taikinės – tikrieji taisyklių laužytojai, žodžiai, kurie gyvena pagal savo pačių seniai pamirštos normas. Gerai, pereikime prie antro skyriaus ir apžiūrėkime pirmuosius mūsų įtariamuosius. Tai tokie žodžiai, kurie pakeičia savo formą taip neatpažįstamai, kad atrodo, lyg bandytų paslėpti savo tikrąją tapatybę. Štai ir pirmasis mūsų svarbus įkaltis – tai F raidės transformacija. Atrodo, kad tam tikri žodžiai, kurie baigėsi šią raidę, daugiskaitoje nusprendžia ją tiesiog išmesti ir pakeisti kažkuo visiškai kitu. Pažiūrėkime. O čia įdomiausia yra ne tik pasikeitusi raidė. Įsiklausykime atidžiau. A knife su tokiu aštriu F garsu gale virsta knives su švelniu V garsu. Ar girdite? Tas pats nutinka su wife ir wives, leaf ir leaves. Vadinasi, tai ne tik rašybos, bet ir pačios skambesio pokytis. Ir kaip tik tada, kai jau atrodo, kad pagavome taisyklę, mūsų tyrimas pasisuka visiškai netikėta linkme. Štai žodis roof nepaklusta, jis tampa roofs, o ne roofs. Kodėl? Tai dar viena paslaptis, kuri tik parodo, kad byla yra kur kas sudėtingesnė, nei atrodė iš pat pradžių. Dabar imkimės antrojo įkalčio, kuris yra dar dramatiškesnis. Tai balsių kaita. Šie žodžiai ne šiaip savo šiek tiek pasikeičia, jie visiškai pakeičia savo vidinę struktūrą, savo šerdį. Ir šis sąrašas tai puikiai iliustruoja. Žiūrėkime, man tampa men, foot virsta feet, ypač verta atkreipti dėmesį į žodį woman. Daugiskaita rašoma women, bet tariama visiškai kitaip – women. Ir žinoma klasika – viena mouse, bet daug mais. Tai tiesiog kažkokia žodžių magija. Ir galiausiai, maža, bet labai senai tariamųjų grupelė, tie, kurie daugiskaitą sudaro su galūne N. Child tampa children, o senovinis ox, tai yra jautis, oxen. Ši taisyklė šiandien yra tokia reta, kad tai beveik reliktas iš praeities. Gerai, tyrimas juda toliau. Pereikime prie kitos bylos dalies. Dabar tirsime tuos, kurie atrodo išvis nedalyvauja nusikaltime. Tai nesikeičiantis bendrininkai, kurie tiesiog apsimeta, kad daugiskaita jiems neegzistuoja. Štai šis sakinys puikiai parodo, apie ką eina kalba. Vienas deer ir 10 deer. Viena fish ir daug fish. Šie žodžiai tiesiog atsisako keistis. Jie yra lygiai tokie patys ir vienaskaitoje, ir daugiskaitoje. O štai kita grupė – amžinėliai vienišiai. Šie žodžiai anglų kalboje visada yra vienaskaita. Niekada negirdėsime advices ar furnitures. Jie yra nesuskaičiuojami, lyg viena didelė vientisa mase. Taip, net ir news, naujienos, nors ir baigėsi raidė S, vis tiek yra vienaskaita. O dabar visiška priešingybė. Šie daiktavardžiai egzistuoja tik daugiskaitos formoje. Dažniausiai tai yra todėl, kad jie susideda iš dviejų dalies. Juk logiška, negalima turėti vienos žirklės dalies, a scissor, ar vienos kelnių klešnies, a jean. Tai visada yra pora. O štai čia vienas subtiliausių įkalčių visame tyrime. Pats žodis people jau savaime reiškia daugiskaitą, žmonės, bet pridėjus esę gale gauname žodį peoples. Ir tai jau nebėra tiesiog žmonių grupė. Tai reiškia tautas arba nacijas.
Įsivaizduokime, viena maža raidė pakeičia visą prasme, nuo kelių asmenų iki ištisų civilizacijų. Taigi, surinkę visus įkalčius, mes esame pasirengę išspręsti šią bylą. Pereikime prie išvadų ir pagaliau atskleiskime, kasgi slypi už viso šio gramatinio chaoso. Taigi, esminis atradimas yra šis. Visos šios išimtys, visi šie keisti žodžiai nėra klaidos ar kažkokie kalbos trūkumai. Ne. Tai yra lingvistinės fosilijos, senovinių gramatikos taisyklių liekanos, kurios tarsi suakmenėjo ir išliko šiuolaikinėje kalboje. Kiekvienas toks netaisyklingas žodis – children, geese, mice – yra tarsi mažas laiko portalas. Jis nukelia mus į senąją anglų kalbą, kur tokios formos buvo visiškai įprastos ir normos. Tai yra gyvas įrodymas, kad kalba yra nuolat besikeičiantis gyvas organizmas. Ir pabaigai klausimas apmąstymui. Dabar, kai išsprendėme anglų kalbos daugiskaitos paslaptį, pagalvokime, o kokių panašių lingvistinių fosilijų yra mūsų pačių gimtoje kalboje? Kokie žodžiai ar taisyklės, kurios naudojame kasdien, iš tiesų yra aidai iš labai tolimos praeities?